12. Baigiau savo prisiminimų paskutinėje dalį. Ir vėl šešiese mūsų apleido. Pradėjau su moto. Kas paklaus, kodėlgi ašaros man rieda. Kas man ravint rūto, padėk Diev sakys. Kas sakys manasis atras lino žiedė. Kasgi širdį mano suramins. Toliau aprašiau mano geriausių 6 draugų mirtį. Šioje požeminėje dėžėje nuolat laikydavosi 3-4 štabo kovotojai. Čia buvo dirbama, meldžiamasi ir ilsimasi. Partizanų padėtis buvo beviltiška. 6 prieš kelis šimtus galėjo tik karžygiškai numirti. Iš slėptuvės vidaus veržėsi paskutinių partizanų gyvenimo valandų giesmių ir himno žodžiai, maišydamėsi su rusų keiksmais ir grojančių kulkosvaidžių daina. Sukeltose dulkių ir granatų dūmų kamuoliuose pasirodė iš slėptuvės vidaus Survila ir Vaidila. Tačiau jų automatų pradėtos serijos greit nutilo ir abu partizanai nukrito ant slėptuvės viršaus. Viduje palikę grafas Šermukšnis, Anbo ir Montvila susisprogdino granatomis. Dega tėviškiai kruvino žaros, kas paliudys baisiai skriauda. Po vestuvių buvom Treifelberge, į kurį nuolat atvykdavo iš Vliko žmonės ir kanauninkas Kapočius būdavo. Tai mes beveik vieni labai mažai irgi galėjom būti, bet ir turėjom tik tai savaitę laiko. Su pasiruošimu jo grįžti į Amerikos žvalgybą ir tą žinojau, kad įvyks. Ir tai buvo ne taip pasimatymas, bet mes buvom jau kartu. Nusišovus ir mano jaunystė, ant turgavietės grindinio ant drybso. Nusišovus ir mano jaunystė, ant turgavietės grindinio drybso.